Ačiū Dievui ir sesei už gražias eiles ir už gražias giesmes, kurias girdėjome. Tačiau kokios būtų šventinės pamaldos be Dievo žodžio, be kalėdinio pamokslo. Taigi aš noriu, kad šiandien atsiverstumėte Mato Evangelijos 2 skyrių. Mes neužilgo skaitysime eilutę, kelias eilutės iš šios rašto vietos, kuri mus nukelia į tuos laikus, kada mūsų viešpats atėjo į šią žemę. Kokia yra tikroji kalėdų prasmė? Turbūt visi suvokiame, kad ne eglutės, dekoracijos ir net ne dovanos. Ne kalėdų seniai, snieguolės ar nykštukai. Kalėdų širdis yra viešpats Jėzus Kristus. Todėl mes palikime dabar supantį mūsų pasaulį ir leiskime ieškoti Jėzaus. Matote, visais laikais vieni žmonės ieško Dievo, kiti kažkodėl slepiasi nuo jo. Šiandien kalbėsime apie ieškančius. Ir Mato Evangelija apibūdina išmintingus žmonės, kurie atvyko į Jeruzalę ir klausinėjo, kur yra gimęs žydų karalius. Mes matėme jo žvaigždę rytuose ir atvykome pagarbinti. Taigi išminčiai atvyko į Jeruzalės miestą ir klausinėjo, kur yra gimęs žydų karalius, kur yra gimęs gelbėtojas ir viešpats. Mes atėjome jam nusilenkti ir jį pagarbinti. Kur šiandien mes galime rasti ir pagarbinti Jėzų Kristų? Gal vykti mums reikia Jeruzalę, kaip tuomet buvo atvykę išminčiai? Gal mums reikėtų keliauti į Betlėjų, kur tuomet jis gulėjo ėdžiose? Kur šiandien sustotų kelrodė kalėdų žvaigždė? Kur šiandien mes galėtume rasti viešpatį Jėzų Kristų, kuris beje nėra kūdikėlis gulintis ėdžiose, bet yra visagalis Dievas, mūsų viešpats ir gelbėtojas. Taigi ties kuria vieta šiandien, kaip jūs manote, sustotų kalėdų žvaigždė? Aš jums atsakysiu švento rašto mintimis ir žodžiais. Biblija sako, kad bažnyčia yra gyvojo Dievo namai. Čia jisai gyvena. Čia Jėzus gyvena tarp mūsų. Biblija sako, kad bažnyčia yra jo šventykla. Čia Jėzus yra garbinamas. Bažnyčia, Biblija sako, kad yra jo kūnas. Čia mes Jėzui tarnaujame savo rankomis, savo lūpomis, savo kojomis. Biblija sako, kad bažnyčia yra Kristaus nuotaka. Čia Jėzų nuoširdžiai mylime ir atiduodame jiems savo širdį. Taigi išminčiai labai norėjo susitikti su Jėzumi ir pažinti jį asmeniškai. Ir štai mes skaitysime 11 eilutę, kurioje matome, kad jie įžengia į namus, kur buvo tik gimęs kūdikis, ne tik gimęs, bet gimęs kūdikis Jėzus. Ir atėję į Jėzaus namus, išminčiai atliko 4 dalykus. Ir mes bandysime pasimokyti šios rašto ištraukos. Ir iš tikrųjų tikintieji Kristumi šiandien turėtų padaryti tą patį iš naujo. O ieškantis Jėzaus turėtų tai padaryti pirmąjį kartą. Taigi paskaitykime 11 eilutę, kuri sako mums, kad išminčiai įžengė į namus, kur buvo Jėzus, ir kągi jie ten atliko. Kokie jų buvo poelgiai, kurių mes šiandien galime pasimokyti ir sekti jų pavyzdžiu. Taigi, išminčiai įžengė į namus, rado kūdikį su motina Marija ir parpuolė ant žemės, jį pagarbino. Jie atidarė savo brangenybių dėžes ir davė jam dovanų – aukso, smilkalų ir miros. Sapne įspėti nebegrįžti pas Erodą, kitų kelių pasuko į savo kraštą. Taigi išminčiai įžengė į tuos namus, kur buvo Jėzus su savo motina Marija,
Matom, jie atliko tuos 4 dalykus. Pirmiausiai sako, jie rado kūdikėlį su motina Marija. Ir tas žodis rado originalo kalboje yra išvertas, jie pamatė Jėzų. Jie pamatė, jie pažvelgė į gulintį Jėzų. Na ir rado jį, aišku, savaime irgi. Bet tas žodis artimesnis originalo kalbai, tai jie pirmiausiai pamatė kūdikėlį Jėzų gulintį ėdžiose. Ir iš tikrųjų tai labai svarbus aspektas. Kada mes ateiname į Viešpaties namus šiandien, į jo bažnyčią, mes turim irgi savo dėmesį sutelkti. Ne į brolius seseris Kristuje, kuriuos aišku mylime, su kuriais norime bendrauti. Ne į gražius pastatus ar papuoštas sales. Ne į kalėdinės eglutes ar į kitus gražius dalykus. Bet pirmiausiai mūsų akys turėtų nukrypti į Viešpatį Jėzų Kristų, kuris šiandien yra gyvas, kuris yra tarp mūsų per šventąją dvasią. Ir mes turime irgi pamatyti jį tikėjimo akimis. Pabandykite įsivaizduoti save dabar tų išminčių vietoje, kurie prieš daug metų atėjo į namus, kur buvo Jėzus. Jeigu jie būtų žvelgę tik žmogiškomis akimis, jie nieko ten ypatingo būtų nepamatę. Nei tie namai buvo kažkaip išpuošti, nei reiškia lovelė kažkokia ypatinga buvo, nei tas kūdikėlis kažkom tai buvo gražesnis už kitus, ar kažkom tai stebuklingas. Tai buvo paprasti namai, tai buvo paprasta lovelė ar lopšelis, tai buvo kaip ir visi kiti, išoriškai žvelgiant, naujagimiai, gulintis kūdikis. Bet ką jie pamatė, užėjo iš šios namus? Aš įsitikinęs, kad išminčiai žvelgia tikėjimo akimis, kad jie šiame kūdikyje matė įsikūnijusį Dievą, kuris atėjo į šį pasaulį, apsirengęs bejėgio kūdikio rūbais, atėjo gyventi tarp mūsų ir atėjo mirti už mūsų nuodėmes ant kryžiaus. Aš įsitikinęs, kad šie žmonės žvelgia į Kristų tikėjimo akimis. Ir mes šiandien, jeigu norime pamatyti Kristų, mes turime žvelgti tikėjimo akimis. Turime sutelkti savo žvilgsnius, savo širdies akis į Viešpatį ir mūsų gelbėtoją. Dovydas, kuris buvo dievobaimingas vyras, kaip šventas raštas sako, vyras pagal Dievo širdį, jis labai gražiai rašė vienoje iš psalmių. Sako, vieno dalyko prašau Viešpatie ir to vieno trokštu - gyventi Viešpaties namuose per visas savo gyvenimo dienas ir stebėti Viešpaties grožį ir lankyti jo šventyklą. Matome, Dovydas visuomet buvo nukreipęs savo žvilgsnį į Viešpatį Kristų, į gyvąjį Dievą. Jis norėjo nuolat stebėti jo grožį ir nuolat lankyti jo bažnyčią. Kur mūsų šiandien žvilgsniai nukreipti? Ypatingai, kada švenčiame Kalėdas. Galbūt ieškome šurmulyje šventiniam dovanų savo artimiesiems. Gal mūsų mintis suteltos į tai, ką mes pateiksime ant šventinio stalo, kokius valgius, skanėstus, ką pasikėsime į svečius. Gal mūsų širdyje daugybė rūpesčių, reikia sutvarkyti namus, paruošti maistą. Kur mūsų širdis šiandien žvelgia? Kada mes minime Kristaus gimtadienį, kada ateiname į Viešpaties namus, mes irgi neturėtume pamesti savo žvilgsnio ir nukreipti savo akis nuo svarbiausio asmens į antraeilius dalykus, kurie galbūt irgi reikalingi ir geri. Tačiau pirmiausiai mūsų akis visuomet turi žvelgti į Kristų. Atsimenat apaštalas Petras, kuris buvo Jėzaus mokinys, kuris vaikščiojo su juo eilę metų. Ir vieną kartą su mokiniais jis pamatė, kaip Jėzus ėjo ežero paviršiumi. Ir Petras, aišku, buvo nustebęs ir sako, Viešpatie, jeigu čia tu, leis man pas tave ateiti irgi vandeniu. Ir Jėzus jam sakė, ateik. Ir Petras, žvelgdamas į Jėzų, ėjo vandenio paviršiumi. Bet staiga jo akis nukrypo į šalį, pamatė didžiulės bangas ir vėjo stiprumą
Ir kuomet jo akys nukrypo nuo Kristaus į šalį, jis po truputį ėmė skęsti. Ežeras ir bangos norėjo pasiglemžti jį. Kuomet jis vėl nukreipė savo akis į Jėzų ir sakė, Viešpatie, gelbėk, aš skęstu. Ir Jėzus jam ištiesė ranką ir sako, kodėl suabejojai, mažatikė. Iš šios istorijos labai gražiai matyti, kad mes irgi, kuomet išlaikome savo žvilgsnius nukreipę į Kristų, tuomet mūsų gyvenimo problemas netai paliečia. Kaip sakoma, galime sausiai pereiti ežero problemų paviršiumi. Bet kada tik tai mūsų akis nukrypsta į šalį, mes po truputį imam skęsti gyvenimo problemuose ir rūpesčiuose kaip Petras. Taigi, kur šiandien žvelgia mūsų akis? Ar mes atėjo į Dievo bažnyčią? Matome čia gyvąjį visagalį Dievą, kuris mus be galo myli, kuris nori mus laiminti, kuris yra šiandien tarp mūsų ir gyvena kiekvieno tikinčio širdyje. Iš tikrųjų, ne tik per šventes, bet kiekvieną kartą, kai mes ateiname į bažnyčią, mūsų akys pirmiausiai turi būti nukreiptos į mūsų viešpatį ir gelbėtoją, kurio šiandien gimtadienį mes ir minime. O kada mes žvelgiame į Kristų, tuomet mūsų gyvenimas stipriai keičiasi. Atsimenat, apaštalas Paulius, iki tol dar buvęs Saulius, kada išvydo Kristų pakeliu į Damaską, jį apšvietė šviesa iš dangaus ir jo gyvenimas radikaliai pasikeitė. Ir iš tikrųjų šiandien žmogus išvydęs Jėzų, žvelgdamas į jį, yra nuostabiai keičiamas. Jo gyvenimas keičiasi į gerą pusę. Taigi išminčiai, matom, atėję į namus, kur buvo Jėzus, pirmiausiai pamatė viešpatį. Ne tik gulinti kūdikį, bet pamatė gyvąjį Dievą, kuris buvo apsirengęs bejėgio kūdikio rūbais, kuris atėjo ieškoti ir gelbėti tų, kurie buvo pražuvę. Kodėl aš taip sakau ir kodėl aš manau, kad jie pamatė būtent Jėzuje gyvąjį tikrąjį Dievą, nors jis buvo viso labo tik kūdikis tuomet. Mes matom išsekančios jų reakcijos ar sekančių žingsnių, kurie atliko 11 eilutėje. Taigi rado kūdikį su motina Marija ir parpuolę ant žemės jį pagarbino. Jūs matote, jie pamatė gulintį kūdikį ir sekantis jų žingsnis buvo, jie parpuolė ant žemės prieš jį. Jie nusilenkė prieš jį. Taigi pirmą jie pamatė, antrą jie parpuolė prieš Jėzų. Kodėl jie parpuolė ant žemės prieš bejėgį kūdikį, prieš vaikelį? Daugelis iš mūsų turim vaikų ir man neseniai gimė kūdikis, kuriam dabar 10 mėnesių, kaip tik sueis ant dienų. Aš nepuoliau prieš jį ant kelio, niekada negarbinau jo. Bet kodėl išminčiai parpuola prieš šį kūdikį ant kelio? Kodėl jie jam nusilenkė? Kaip aš ir sakiau, jie jame pamatė ne tik kūdikį bejėgį, bet pamatė visagalį Dievą, kuris buvo apsirengęs žmogaus kūnu. Taigi jie pamatė Jėzaus šlovę, gyvąjį ir tikrąjį Dievą, kuris buvo preikštas žmogaus kūne. Ir kada jūs matote Dievo šlovę, jūs tuomet matote toje šlovėje Dievo ir savo menkumą. Ir tuomet visuomet kyla noras nusižeminti, parpulti prieš Dievą. Nes jeigu aš matau, koks yra šventas ir didis Dievas, tai aš jo šlovėje tampu visiškas mulkis, visiška menkysta, suteptas žmogus, nusidėjėlis. Ta šlovė Dievo apšviečia mano nuodėmes, mano kaltes, mano menkumą. Ir ne tik mano, lygiai taip pat kiekvieno žmogaus, nes mes visi esam nusidėję prieš šventąjį Dievą. Žinote, šiandien yra toks gražus oras, Dievas davė, saulė skaičiai švietė nuo pat ryto. Ir mes su viena sesė čia atėję į bažnyčią, prakalbom tokią visai netikėtą temą. Sesuo man sako, žinai, kaip saulė, sako, nušviečia bažnyčią, sako, mes matom to iškart čia daug tokių trūkumų. Daug voratinklių pasimato ir dulkių.
Ir iš tikrųjų, žiūrėkite, kaip saulė nušviečia, aprietimo viskas atrodo tvarkinga. Švaru, nesimato atinklių ir dulkių, tačiau kaip saulė nušviečia, visas nešvarumas išlenda į paviršių. Tuoj pat labai aiškiai pasimato. Tai dar labiau, kai mūsų nušviečia Dievo šlovė, tuomet visi mūsų trūkumai kaip ant delno iškyla į paviršių. Tai šitie išminčiai pamatė Jėzuje Dievo šlovę. Dievas buvo preikštas kūne. Ir tuo pačiu jie pamatė savo menkumą, savo silpnumą kaip žmonių. Ir todėl jie visiškai nusižemino prieš Dievą, parpuldami prieš jį ant kelių. Tai yra iš tikrųjų teisingas dalykas. Ir mes, kada ateiname į Dievo akivaizdą, ir iš tikrųjų, jeigu mes nukreipiam savo žvilgsnius į Dievo šlovę, koks jis didis, koks jis šventas, koks jis galingas, kad jis viską valdo ir kontroliuoja, tai mes pamatom savo žmogišką menkumą jo akivaizdoje. Ir norom mūsų keliai ima po truputį linkti. Nebūtinai tiesioginė prasme mes čia puolam ant žemės, bet svarbu, kad mes savo širdyse nusižemintume. Kad taip Viešpatie, tu esi didis ir šventas, o aš esu silpnas, nuodėmingas žmogus. Nevertas net būti tavo akivaizdoje. Dėkoju tau, Viešpatie, už tavo neapsakomą meilę, kurią tu parodei man nusidėjėliui. Tas pats apaštalas Petras, kurį šiandien jau minėjau, jisai buvo Kristaus mokinys ir vaikščiojo su juo. Ir vieną kartą, kada Jėzus jam liepė užmesti tinklus po nesėkmingos žvejybos, ir paskui Petras su bendrais ištraukė gausybę žuvų, jis į Kristų pažvelgė kitomis akimis. Jis nematė tuomet, manau, ne žmogaus sūnų, nors Kristus ir buvo ir žmogaus sūnus, bet pamatė visagalį Dievą. Ir toliau Petro žodžiai, jeigu jūs pamenat, buvo tokie: Viešpatie, pasitrauk nuo manęs, nes aš esu nusidėjęs. Petras lygiai taip pat pamatė Kristaus šlovę ir sakė: Viešpatie, aš esu nusidėjęs, aš nevertas net būti tavo akivaizdoje, pasitrauk nuo manęs. Bet Jėzus, mes žinom, pagodė Petrą ir sakė: nebijok, nuo šiol žmonės žvejos. Kitas apaštalas vardu Jonas, kuris vaikščiojo su Jėzumi visus tuos metus, matė didžiausius stebuklus, matė Jėzaus gyvenimą iš labai arti. Jis buvo priglaudęs savo galvą prie jo krūtinės. Tai buvo tas mokinys, kurį Jėzus be galo mylėjo. Ir jisai mylėjo Viešpatį. Bet Apreiškimų knygoje, per kurį Dievas ir užrašė per Joną šią knygą, mes matome, kada Jonas išvysta Kristų šlovėje. Pirmiausia, jis išgirdo balsą kalbantį, paskui atsigręžė pažvelgti į jį ir sako: aš puoliau po jo kojų tarsi negyvas. Jūs matote, kada mes pamatome Kristaus šlovę, tuomet neįmanoma nepamatyti savo menkumo. Vėl sekanti reakcija ir bus, kad mes pamatę Kristaus šlovę, mes nusižeminam prieš jį. Parpuolam ant kelių tiesioginę prasme, ar tiesiog savo širdie nusižeminę šaukiamės Viešpaties ir prašome atleidimo. Viešpatie, pasitrauk, aš esu nusidėjęs. Viešpatie, atleisk man, apvalyk mane. Viešpatie, man reikia tavo malonės. Taigi išminčiai pamatė Jėzų, parpuolė prieš jį ant kelių. Bet parpuolė ne šiaip sau, bet sekantis žodis sako: parpuolė ant žemės, pagarbino jį. Tai kitas žingsnis, ne tik pamatė, ne tik parpuolė, reiškia nusižemino, bet ir pagarbino jį. Jūs matote, vėl jie nežvelgia į Kristų kaip eilinį kūdikėlį, bet jie žvelgia kaip į gyvąjį Dievą. Nes šventas raštas sako, kad tik tai vienintelis Dievas yra vertas garbinimo. Mes neturim garbinti kitų kūrinių, nors kaip pagonai, žinom, garbino ir medžius, ir saulę, ir visą kūrinyje. Mes neturim garbinti kito žmogaus. Vienintelis Dievas vertas garbinimo.
Ir šitie išminčiai suvokia, kad kūdikėlis nėra eilinis žmogus, kad jis yra Dievas apreišktas kūne. Dėl jie nusižemina prieš jį ir iš viso širdies pagarbina viešpatį. Mes, kada atėjome šiandien į Kristaus namus, jeigu mes pamatysime jo šlovę, jeigu pamatysim savo menkumą ir suvoksim, ką Kristus padarė dėl mūsų, ateidamas į šią žemę, mes tikrai norėsime jį pagarbinti. Ir garbinas reiškia pripažinti viešpačių deramą garbę. Ir jie net ieškojo, žiūrėkite, 2 skyriaus 2 eilutę, kada atvykę į Jeruzalę, šitie išminčiai ieškojo. Sako, kur yra gimęs žydų karalius? Mes matėme jo žvaigždę rytuose ir atvykome pagarbinti jį. Jų ir tikslas buvo ateiti pagarbinti gimusi gelbėtoją, gimusi karalių. Ir pagarbinti tai nereiškia vien tik tai garbinti viešpatį savo lūpomis. Mes šiandien per pamokėlę skaitėme. Jūs gerai žinote irgi šią rašto vietą, kada Jėzus cituoja pranašą Izaiją, sako, šita tauta mane garbina tik savo lūpomis, tačiau jų širdis yra toli nuo manęs. Deja, toks variantas yra įmanomas. Kartais žmonės susirenka bažnyčiose. Religingi žmonės, kurie gieda gražias giesmes, skaito galbūt šventąjį raštą, meldžiasi ilgas maldas. Tačiau viso labo tai yra tik tai lūpų vaisius. O širdis gali būti atitolusi nuo gyvojo Dievo. Ir aišku, Dievas tokio garbinimo nepriima, jis nesidžiaugia tokiu garbinimu. Įsivaizduokite, jeigu jums kažkas prisipažįsta meilėje, jūsų vyras ar žmona, ar kitas mylimas asmuo. Bet jeigu tai yra tik žodžiai, jeigu tame nėra širdies, ar jūs būtumėt patenkintas tokio prisipažinimu? Lygiai tas pats ir mes, kada ateinam į Dievo akivaizdą ir giedam giesmes, sakom gražius žodžius, bet jeigu tame nėra širdies, jeigu mes giedodami giesmę galvojame, ką veiksim grįžę namo, arba mūsų mintis užimtos kažkuo kitu, tai nėra tas tikras garbinimas. Garbinimas prasideda žmogaus širdyje, pirmiausiai plaukia iš mūsų širdies. Aišku, pasireiškia ir mūsų lūpomis, ir mūsų darbais. Ir pagarbinti Dievą tai nereiškia vien tik atėjus į bažnyčią pasakyti garbė tau viešpatie. Kartais žmonės galvoja, kad jie pagarbina viešpatį, atėję į bažnyčią, ištarę tos žodžius, garbė viešpačiui aukštybėse, ar kažką panašaus. Tačiau garbinimas apima mūsų visą gyvenimo būdą. Kada mes ne tik tai žodžius sakome, kad viešpatį mes tave mylime, ne tik žodžius išreiškiam, kad tau garbė viešpatė, bet kada mūsų gyvenimas neša viešpačių garbę. Kada mes gyvename pagal jo žodį, pagal jo valią. Kada mes vykdome jo darbus. Ir gyvename šviesoje, o ne tamsoje, kaip šis pasaulis. Apie tokį garbinimą eina kalba. Šitie išminčiai, jie garbino viešpatį ne tik žodžiais. Jie leidosi į kelionę, kur užtruko nemažą laiko, pareikalavo daug ir pastangų, ir lėšų, ir viso kito, kad jie pasiektų Jėzaus namus. Ir galėtų nusilenkti gimusiam karaliui. Taigi garbinimas apima mūsų visą gyvenimo būdą, kada mes ieškome Dievo valios ir stengiamės jam paklusti. Daugelis žmonių, daugelis iš mūsų norime vykdyti savo valią. Ir norime, kad Dievas mus palaimintų. Tačiau tikras garbinimas visuomet sako, tebūnie ne kaip aš noriu, bet kaip tu viešpati nori. Tebūnie ne mano valia, bet tebūnie tavo valia. Šios žodžius ištarė Jėzus prieš užžengdamas ant Golgotos kryžiaus. Taigi išminčiai pamatė viešpatį Jėzų, jo šlovę. Antra, jie parpuolė prieš jį, nusižemino savo širdise, nors buvo pakankamai turtingi ir kilmingi žmonės. Trečia,
Jie iš visos širdies pagarbina jį, kaip karalių ir viešpatį. Ir ketvirta, mes matome, kaip tas garbinimas išsilieja. Sako, jie atidarė savo brangenybių dėžes ir davė jam dovanų - aukso, smilkalų ir miros. Ketvirtas dalykas, jie paaukojo Jėzui. Jie atidarė savo brangenybių dėžes, kaip čia parašyta, ir davė jam dovanų. Daugelis žmonių šiandien ieško Dievo, bet kartais ne su visai teisingais motyvais. Kartais žmonės ieško Dievo tam, kad kažką tai gautų iš jo. Viešpatie, man reikia to, man reikia kito. Ieško Dievo, meldžiasi Dievo, bet tam, kad savanaudiškai, kad kažką gauti iš jo. Na kaip, ir sako žmogiškai išmintis, pirštai save lenkia, tai mes vis norim kažką gauti. Bet matome, tikras garbinimas pasireiškia ne tik tuomet, kai mes gauname, bet kai mes išmokstame ir duoti. Išminčiai neatvyko kažką tai gauti, bet jie atėjo pagarbinti viešpatį ir jam duoti. Jie atnešė jam dovanų, atvėrė savo brangenybių dėžes ir davė jam brangias dovanas - aukso, smilkalų ir miros. Čia būtų atskiras pamokslas ir aš kažkada esu sakęs kalbėti apie tas dovanas. Nenoriu plėstis, jos turi savo reikšmę ir kažką mums atskleidžia. Tačiau faktas išlieka toksai, kad jie atėję pas viešpatį, atėję į namus, kur buvo Jėzus, kaip ir mes šiandien atėjome į bažnyčią, jo namus. Jie ne tik pamatė jo šlovę, ne tik nusižemino savo širdise, pagarbino jį, bet taip pat ir paaukojo, atidarė savo brangenybių dėžes. Ir iš tikrųjų, kiekvienas iš mūsų, mes turime savo brangenybių dėžutes. Nebūtinai tai kraitis, skrynia kažkokia stovinti namuose, kur ten sukrautas auksas, smilkalai ir mira. Aš manau, mes turim kur kas geresnės brangenybių dėžutes. Tai yra mūsų širdis. Ir kada mes ateinam į viešpatės akivaizdą, norėdami jį pagarbinti, aš manau, Dievas labai džiaugiasi, kai mes atveriam savo širdis jam. Šitas brangenybių dėžutes. Ir atvėrę iš pat širdies gelmių, ištraukiam jam brangiausias dovanas. Išreikšdami savo meilę, atsidavimą, savo gyrių viešpačiui. Ir aš esu tikras, kad šiandien viešpats džiaugiasi matydamas, kada ateina jo žmonės, atvėrė savo širdis, gieda jam gyriaus giesmes. Taip kaip moka. Vieno gal balsas geresnis, kito prastesnis, bet ne tai svarbiausia. Kada rašo eiles jo garbė, kada aukoja kitus savo sugebėjimus, talentus, juk kiekvienas jų turime. Dievas kiekvienam davė žmogų tam tikrus sugebėjimus. Tai yra mūsų brangenybių dėžutės. Tai, ką mes turime. Dievas nori, kad mes naudotume jas jo garbei. Kas sugeba žodį pasakyti, kas giesmę pagiedoti, kas pyragą iškepti ir dar kažką padaryti. Svarbu, kad tai būtų iš širdies, jis skirta viešpačiui. Ypatingai, kai švenčiame gimtadienį. Tai juk jeigu mes ateiname į savo draugo, artimo žmogaus gimtadienį, tai ne draugas mums dovanų duoda, taip? Ne jubiliatas dovanas duoda tiems, kurie atėjo pasveikinti, bet atvirkščiai. Tie, kurie ateina į gimtadienį pagerbti savo reiškia, artimo žmogaus, tie atneša dovanas. Aš jau raginau Kauno, mūsų kauniečius, reiškia, Kristaus misijos bažnyčią, kad mes pagalvotume prieš šventes, kad ateidami į bažnyčią pagalvotume, ką šiandien mes galėtume viešpačiui teikti. Atidarė savo brangenybių dėžutę, kurie gausų turtų, kiekvienas žmogus yra gausiai apdovanotas. Kad mes atvertume savo brangenybių dėžutę ir kažką iš jos ištrauktume kaip brangią dovaną ir įteiktume viešpačiui. Vieni tai padaro viešai,
Jūs galite padaryti asmeniškai, tai gali būti tarp jūsų ir tarp Dievo. Kokią dovaną šiandien jūs norite įteikti viešpačiui? Gal jūs pažadėsite būti dar ištikimesnis jam nuo šiol? Gal jūs pažadėsite atsisakyti kažkokiu blogų dalykų savo gyvenime? Tos dovanos gali būti pačios įvairiausios. Ir aš tikiu, kad šventoji dvasia, Dievas per šventąją dvasią parodys jums labai konkrečiai ir asmeniškai, jeigu jūs tikrai visą širdim Dievo ieškosite. Bet visuomet, aš manau, Dievas džiaugiasi, kada mes atveriam savo širdis. Esame pasiruošę atiduoti savo širdis į jo rankas. Tai yra brangiausia dovana. Mūsų nusižeminusi, sudužusi širdis, kurie ateina nusilenkti viešpačiui ir pagarbinti jį. Taigi mes šiandien esame išmintingi žmonės. Matom, išminčiai atėję Jėzaus namus. Pirmiausiai matė jo šlovę. Sutelkė savo žvilgsnius į gyvąjį Dievą. Nei tai ir namai buvo gražus, nei tam buvusius žmonės, bet pirmiausiai gyvąjį Dievą. Antra, jie nuoširdžiai nusižemino savo širdise, parpuolė prieš jį. Turiu pasakyti, kad šiandien daugeliu žmonių sunku žengti šitą antrą žingsnį. Jiems sunku nusižeminti savo širdise. Daugelis kupini išdidumo, ambicijų. Nenori nusižeminti nei prieš Dievą, nei prieš artimą. Išmintingas žmogus nusižemino. Trečia, jie nuoširdžiai pagarbino jį. Ir atvėrė savo brangenybių dėžes, paaukojo nuostabias dovanas Kristaus garbei ir šlovei. 12 eilutė mums teigia, kad sapne įspėti nebegrįžti pas Erodą, kitų kelių pasuko į savo kraštą. Jūs matote, jie vienu keliu atėjo pas Jėzų į namus ir kitų kelių iš jo išėjo. Aš manau, tai irgi galime išvelgti svarbią dvasinę tiesą, kad išėję iš Jėzaus namų išminčiai pasuko kitų kelių. Ir iš tikrųjų, aš tikiu tuo nuoširdžiai ir pats esu patyręs, kad po kiekvieno susitikimo su Jėzumi mūsų gyvenimas keičiasi. Po kiekvieno gyvo susitikimo su Kristumi mūsų gyvenimas kažkiek pasikeičia. Tikiu ir šiandien, jeigu bažnyčioje šiandien pamatėte Jėzaus šlovę, pamatėte savo menkumą, jei šiandien pripažinote Kristų savo valdovų ir gelbėtojų ir atidavėte jiems savo širdį, jūs išeisite iš čia kitokiu žmogumi. Jūsų gyvenimas pasikeis į gerąją pusę. Taigi išminčiai ieškojo Jėzaus, tai buvo žmonės, kurie ieškojo Jėzaus ir rado jį. Ir po to, kai jie sutiko Jėzų, jų gyvenimas pasikeitė. Jie norėjo jį pažinti asmeniškai, norėjo pagarbinti jį ir po to susitikimo jų gyvenimas pasikeitė. Šventas raštas mums sako visiems, ieškokite viešpaties, kol galima jį rasti. Šaukitės jo, kol jis arti. Kai ieškosite manęs visa širdimi, viešpats sako, jūs tikrai rasite. Taigi šiandien mes atėjome irgi gyvojo Dievo namus. Kristus šiandien yra su mumis per šventąją dvasią. Ar jūs matote tikėjimo akimis jo šlovę, jo didybę, jo šventumą? Ar jūs norite prieš jį nusižeminti ir iš viso širdies pagarbinti jį, bet duoti savo brangenybių dėžutę, savo širdį į jo rankas? Šventas raštas sako, kiekvienas, kai šaukėsi jo vardo, mano vardo, bus išgelbėtas. Jeigu lūpomis išpažinsi viešpatį Jėzų ir širdim tikėsi, kad Dievas jį prikėlė iš numirusių, būsi išgelbėtas. Pasikeis tavo gyvenimas, pasikeis tavo širdis ir svarbiausiai pasikeis tavo likimas amžinybės atžvilgiu. Kiekvienas, kuris priėmė Kristų kaip savo gelbėtoją ir viešpatį, tampa Dievo vaiku, jo nuodėmės visos atleidžiamos. Ir Dievas kaip dovaną jie įteikia.
amžinąjį gyvenimą. Aš manau, negalėtų būti didesnės dovanos ir geresnės Kalėdų šventės, kaip tų švenčių proga priimti pačią didžiausią dovaną. Priimti Kristų ir amžinąjį gyvenimą. Ar Kristus šiandien gyvena jūsų širdise? Ar jis yra jūsų viešpats, jūsų karalius ir gelbėtojas? Ar jūs galite ranką prie širdies pridėję pasakyti, taip viešpatie, aš myliu tave, aš tikiu tavimi, aš žinau, kad tu gyveni mano širdyje, esi mano karalius ir gelbėtojas. Jeigu ne, tai žinokite, Kristus nuolat verčiasi jūsų gyvenimo duris. Jeigu to nepadarėte anksčiau, jūs galite tai padaryti šiandien. Tiesiog jums reikia pamatyti Kristo šlovę, nusižeminti prieš jį, atiduoti savo gyvenimą ir širdį į jo rankas. Amen. Atsistokime ir pasimelsime.